Mes pastebėjome tiek daug animacijos klaidų seriale Bluey ir šiandien apžvelgsime jas visas. Pavyzdžiui, serijoje Močiutės, kai Džanetė ir Rita įeina į virtuvę, matome, kad ant orkaitės rankenos nieko nėra, bet po kelių kadrų ten stebuklingai atsiranda rankšluostis. Taip pat šioje scenoje ant grindų yra 6 skardinės. Tačiau kai scena pereina nuo Bingo prie Čili, matome, kaip Čili pakelia skardines. Tačiau klaida yra ta, kad ant grindų yra 6 skardinės ir 2 Čili rankoje, iš viso 8. Tačiau anksčiau ant grindų buvo tik 6 skardinės, iš kur atsirado dar 2. Serijoje Savaitgalis, kai Bluey ir Bingo grumėsi su banditu, pastebėjome daugybę klaidų. Pavyzdžiui, šioje scenoje akimirkai Bingo praranda vieną akį. O šiame kadre Bingo kojos atrodo neįprastai ilgos, o čia jos rankos neįprastai ilgos. Vėliau Hillary žaidžia vaidmenų žaidimą, kuriame Bingo apsimeta esanti statula. Kai ji bėga link sofos, galime pamatyti 3 žaislus šalia jos – mašina, minkštas žaislas ir teniso kamuoliukas. Tačiau vos po kelių kadrų, kai banditas ateina paimti Bingo, žaislinė mašina dingsta. Taip pat teniso kamuoliukas pakeičia savo vietą. Ir tai dar ne viskas. Kai Bingo išbėga iš namo ir sustingsta kaip statula, matome, kad jos nugara atsukta į namą. Tačiau kai tą pačią sceną matome iš kito kampo, Bingo dabar stovi šonu į namą. Serijoje TV parduotuvė, kai Bluey ir Bingo per saugumo kamerą pamato terjerus, galime pastebėti, kad ten yra ir terjerų mama. Pažiūrėkime į kelius lūpdažius. Dabar sutelkime dėmesį į šiuos 3 lūpdažius čia. Kaip matome, visi jie yra rožiniai. Tačiau klaida yra ta, kad kai vaizdas pereina prie jų, vienas iš lūpdažių dabar tapo raudonas, nors anksčiau visi 3 buvo rožiniai. Kaip jau žinome, banditas dažnai tampa su plaukais susijusių animacijos klaidų auka. Ir serijoje Fėjos jis vėl kenčia nuo plaukų slinkimo. Čia gydytojai žaidžia vaidmenų žaidimą, kuriame banditas erzina fėjas, kad šios padarytų blogiausia, ką gali. Dėl to Bingo dabar sustingusi su pirštais nosyje. Bluey visą kaltę suverčia banditui, o kad ištaisytų savo klaidą, banditas pradeda šokti airišką džigą aplink pašto dėžutę. Iškart po to, kai jis paneša Bingo, kailis virš jo akių dingsta. Ir tai dar ne viskas. Kai jis šoka laikydamas Bingo, Bingo užkliudo bandito nosį. Turime pasakyti, kad animatoriai turėtų suteikti banditui pertrauką nuo šių klaidų. Serijoje Paplūdimys Bluey smagiai šokinėja per Čili pėdsakų smėlyje. Kai žiūrime į pėdsakus iš viršaus, tarp jų yra tarpas. Tačiau kai Bluey pašoka tiesiai į tą tarpą, ji nepalieka savo pėdsako. Kita klaida randama serijoje Brownis meškiukas. Serijos pradžioje Bluey ir Bingo žaidžia su Play-Doh. Ir jei pažvelgsite už jų, matysime spintelę su gėlių vazonu ant jos viršaus. Dabar pažiūrėkite į vazono padėtį. Jis yra netoli krašto, dešinėje spintelės pusėje. Tačiau klaida yra ta, kad kai scena persijungia į banditą ir Čili, mes matome spintelę iš kito kampo. Bet pažiūrėkite į vazono padėtį. Dabar jis persikėlė į kairę pusę, nors anksčiau buvo dešinėje. Serijoje Drugeliai Bluey, Bingo ir Judo žaidžia linksmą žaidimą. Ir po nedidelės problemos, kuri įvyksta serijoje, ypač tarp Judo ir Bingo, visi 3 susitaiko ir vėl pradeda žaisti. Dabar visi 3 šuniukai nori būti žmonėmis. Ir ne vienas nenori apsimesti drugeliu. Todėl jie svarsto, ką galėtų medžioti. Būtent tuo momentu, kai jie išgirsta vargšą banditą niuniuojant, kol jis baigia nuimti skalbinius, jei pristabdysite tiksliai tada, kai banditas yra visiškai užpultas šuniukų būrio, pastebėsite, kad personažas tampa visiškai iškraipytas ir neatpažįstamas. Pavyzdžiui, pastebėkite, kad jo ranka tiesiog susilieja su skruostu, o tai labai keista. Vargšas banditas atrodo, kad jis yra visų auka, net ir serialo animatorių. Kitas juokingas netikslumas yra serijoje vadinamoje Avinėlis aviganiui, kur banditas apsimeta avimi. Bingo nori duoti aviai skanios žolės. Kai avis valgo žolę iš Bingo rankos, atidžiai stebėkite jos ranką. Atrodo, kad avis suvalgė ir jos ranką. Dži tiesiog dingsta. Serijoje Išsinešimas, kai banditas eina į restoraną patikrinti, ar maistas paruoštas, mergaitės toliau žaidžia lauke, tarsi jos būtų savo restorane. Klaida ta, kad tam tikrų momentų Bingo suvalgo aštrų maistą, kurį paliko banditas. O kai banditas grįžta į lauką, Bingo išspjauna deginantį maistą iš burnos tiesiai vargšui banditui į veidą. Atkreipkite dėmesį, kad kai ji tai padaro, banditas pasuka veidą į šoną ir matome, kad abi jo veido pusės išsipurvina. Tada jis nuvalo veidą ranką. Ir dabar jo veidas visiškai švarus.
Bet kaip tai įmanoma, jei tarp abiejų jo veido pusių yra snukis, kuris neleidžia jam nuvalyti abiejų galvos pusių? Serijoje Šeimos susirinkimas Bluey apkaltina banditą, kad šis jai pabezdėjo į veidą ir pradeda šeimos diskusiją, siekdama išsiaiškinti tiesą. Iškyla prieštaringi pareiškimai ir įrodymai, tačiau galiausiai tiesa paaiškėja ir tai baigėsi atsiprašymu. Ši juokinga istorija taip pat turi linksmą animacijos klaidą, kurią labai sunku pastebėti. Per Chili kalbą Bluey akis staiga pradeda drebėti. Tačiau, kaip jau minėjome, tai įvyksta tik keliuose kadruose, todėl tai labai sunku pastebėti. Kaip ir mini serijoje Būgnai, Chili, Bluey ir Bingo lankosi muzikos parduotuvėje, kad pasiteirautų apie smuiko pamokas Bingui. Ir scenoje, kurioje Bingo groja būgnu, pastebėjome labai keistą klaidą. Būtent šią akimirką, jei priartinsime foną, galime pamatyti Chili ir Bluey. Bet pažiūrėkite į Bluey koją, ji atrodo neproporcinga. Ir tai dar ne viskas. Šioje vietoje Bluey taip pat plūduriuoja, jos kojos neliečia žemės. Tačiau po kelių sekundžių ji vėl tampa normali. Nuo kada Bluey išmoko sklandyti ore? Toliau, serijoje Bobas Bilbis pastebėjome juokingą tęstinumo klaidą. Klaida įvyksta, kai Bingo užlipa ant bandito nugaros. Būtent šiuo momentu, kai Bluey fotografuoja banditą ir Bingo, bandito veidas rodomas telefono ekrane atrodo kitaip nei iš tikrųjų. Jei pažiūrėsime į jo tikrąjį veidą, jo akys visiškai užmerktos, tačiau ekrane jo akys šiek tiek pravertos. Grįžtant prie būgnų mini serijos, kurioje matėme Bluey sklandančią ore, pastebėjome dar vieną keistą klaidą. Ir atrodo, kad ši muzikos parduotuvė yra stebuklinga. Kai Chili kalbasi su parduotuvės darbuotoju kartu su Bluey ir Bingo, fone galime pastebėti įvairius muzikos instrumentus. Tačiau šiuo metu sutelkime dėmesį tik į šiuos 3 daiktus. Kaip matome, tiesiai už Bingo yra stačiakampė kolonėlė, o šalia jos kvadratinė kolonėlė. Taip pat yra būgnas. Tačiau klaida yra ta, kad po akimirkos, kai Bingo pradeda groti būgnu, matome, jog stačiakampės kolonėlės jau nebėra. O šalia būgno stebuklingai atsirado kita kolonėlė. Dabar pakalbėkime apie dar vieną dingimo atvejį. Serijoje TV parduotuvė banditas, Bluey ir Bingo apsilanko papildų parduotuvėje. Kol banditas apžiūrinėja papildus, Bluey ir Bingo linksminasi žaisdamos su stebėjimo kameromis. Tačiau klaida yra ta, kad vienoje iš scenų galime pastebėti, kaip vienas iš terjerų praeina pro lentyną, ant kurios stovi 5 baltymų miltelių indėliai. 2 viršuje ir 3 apačioje. Pažvelkime ir į laiką čia. Tai 3 valandos, 17 minučių ir 56 sekundės. Tačiau lygiai po 12 sekundžių matome tą pačią lentyną iš kito kampo. Tačiau šį kartą čia liko tik 2 baltymų miltelių indėliai. Kur dingo likusieji indėliai? Argi kas nors galėjo per 12 sekundžių paimti 3 indėlius? Serijoje Perduok siuntinį pastebėjome keisčiausią klaidą iki šiol. Lukijo tėtis veda žaidimą Perduok siuntinį, bet jis pakeitė taisyklę. Žvelgiant į tėvų reakciją, galima drąsiai sakyti, kad jie tuo nėra patenkinti. Bet palaukite, čia yra klaida. Jei priartinsime prie Jasperio G mamos, galime pastebėti, kad jos ranka atrodo keistai. Ji tiesiog turi 2 rankas vienoje pusėje. Panašu, kad animatoriai neteisingai nupiešė jos ranką. Jei jums patinka šis vaizdo įrašas, nepamirškite paspausti patinka. Dabar pakalbėkime apie banditą ir jo kailio problemas dar kartą. Kaip jau visi žinome, banditas dažnai tampa kailio animacijos klaidų auka. Ir mes radome dar vieną. Serijoje Mažoji Bluey. Kai jis ruošia pusryčių sumuštinį Bluey ir Bingo, jo pakaušio kailis akimirkai dingsta. Tai tiesioginė prasme įvyko tik akimirkai, bet mūsų aštri akis sugebėjo tai pastebėti. Grįžtant prie serijos Bobas Bilbis, pastebėjome dar vieną tęstinumo klaidą. Kai Bingo rodo Bob Bilby nuotykių albumą, galime pastebėti, kad ten taip pat pasirodo ir Jasperis W. Tačiau problema ta, kad jei pažvelgsime į jo ranką, ji yra juoda, nors paprastai jo rankos būna rudos, kaip matėme ankstesniuose jo pasirodymuose. Tai yra tęstinumo klaida. Dabar pažiūrėkime į dar vieną tęstinumo klaidą. Serijoje močiutės Bluey ir Bingo žaidžia vaidmenų žaidimą, apsimesdamos močiutėmis vardu Janetė ir Rita. Vienoje iš scenų, kai močiutės įlipa į savo automobilį, galime pastebėti, kad jų kojos pereina per automobilio grindis. Tačiau klaida yra ta, kad po kelių akimirkų, kai močiutės automobilis sudūžta, galime pastebėti, jog automobilio dugnas yra visiškai vientisas. Nėra jokios vietos, pro kurią galėtų praeiti kojos. Tačiau anksčiau aiškiai matėme, kaip jų kojos praėjo pro grindis. Dabar ši kita klaida yra visiškai juokinga. Ir žinoma, ji susijusi su vargšu banditu. Vienoje iš serijų banditas žaidžia vaidmenų žaidimą su Bluey ir Bingo, apsimesdamas žaislų griebtuvu. Po to, kai vaikai užpuola banditą, nes jis neleido jiems laimėti begalinių ledų dubenėlių, banditas atsitrenkė koją į stalą.
Dabar atidžiai pažiūrėkite, ką čia matome. Banditas atsitrenkia dešinę koją, bet skausmo apimtas pakelia kairę koją. O vėliau, kai jis sėdi prie vakarienės stalo, jo dešinysis kelis aprištas. Rimtai, animatoriai turėtų palikti banditą ramybėje. Serijoje Išsinešimui matome, kad asmuo atsakingas už bandito užsakytą maistą dirba parduotuvėje ir surenka hilerių šeimos užsakymą. Atkreipkite dėmesį, kad jos kailis ant galvos visiškai šviesus. Kol kas viskas gerai. Tačiau kai pasiekėme serijos pabaigą, restorano darbuotoja pasirodo ir pagaliau perduoda banditui jo užsakymą. Pastebėkite, kad jos kailis nėra visiškai šviesus. Apatinė dalis šviesi, o viršutinė pilka. Tai rodo, kad šioje serijos dalyje buvo padaryta dar viena animacijos klaida. Toliau, serijoje Kalėdinis plaukimas pastebėjome tikrai įdomią klaidą. Joje visa Hilerių šeima susirinko kartu ir atidarinėja savo dovanas. Tačiau, kai ateina Mafinos eilė atidaryti savo dovaną, nutinka kažkas antgamtiško. Pastebėkite, kad pakuotė yra tinkamai suviniota, kaip ir turėtų būti, su įprastais dovanų popieriaus lankstais. Tačiau, kai Mafina nuplėšia popierių nuo dovanos, jei pažvelgsite į dėžutę šoną, pamatysite, kad dovanų popieriaus lankstai tiesiog akimirksniu dingsta be jokios priežasties. Atrodo kaip Mafinos magija. Vienoje iš serijų Jackas, Rastas ir Mackenzie žaidžia žaidimą, kuriame jie apsimeta esantis kosminėme laive. Tačiau klaida įvyksta, kai Jackas ir Rastas grąžina Mackenzie į jo kosminį laivą. Pastebėkite, kad viskas atrodo normaliai, išskyrus Mackenzie. Jo antakiai tiesiog dingo. Jei pažiūrėsite seriją, pamatysite, kad jo antakiai visada yra, išskyrus tą sceną. Serijoje Keliautojai su kuprinėmis matome banditą ir Čili, prisimenančius savo jaunystę, kai jie kartu keliavo prieš susilaukdami vaikų. Tačiau dabar, vietoj kuprinių, jie nešasi savo dvi dukras kartu su Sox ir Muffin. Pastebėkite, kad prie bandito kojų ir už Čili uodegos yra keletas žaislų, kuriuos Bingo ir Blue'je paliko išmėtytus. Tačiau jei žiūrėsite toliau, pamatysite, kad jau kitame kadre žaislai tiesiog pradingsta, tarsi kažkas juos būtų sudėję, nors tai neįmanoma, nes visa šeima žaidžia kartu. Atrodo, kad animatoriai pamiršo vėl įdėti daiktus į sceną. Serijoje Upelis kažkas keisto nutinka su Mackenziu. Tačiau prieš pažvelgdami į šią klaidą, turime atkreipti dėmesį į Mackenzie išvaizdą. Jos turi juodą ir baltą kailį, o jo dvi užpakalinės kojos yra skirtingų spalvų. Kairioji turi daugiau juodo kailio, o dešinioji daugiau balto kailio. Tačiau serijos pabaigoje nutinka kažkas juokingo. Kai jie grįžta iš išvykos prie upelio, visi išsipurvina ir ant kojų turi purvo. Bet palaukite, pažiūrėkite į Mackenzie kojas. Vienoje scenoje jos buvo normalios, bet staiga kitoje scenoje abi tapo baltos. Grįžtant prie serijos Kelionių mėgėjai, pastebėjome dar daugiau klaidų. Scenoje, kur banditas eina pirkti kruasanų, kai jis prieina prie pardavėjo, matome, kad Bingo dėmės yra normalios. Matome dėmę ant jos galvos ir apvalę dėmę ant nugaros. Tačiau kai banditas ima pinigus iš savo piniginės, pastebėkite, kad trumpam Bingo dėmės ant galvos ir nugaros susilieja į vieną. Tačiau kai tik scena nutolsta, pamatysite, kad dėmės vėl stebuklingai atsiskyrė. Be to, pastebime, kad toje pačioje sekoje, kai tik banditas paima bananą, matome, jog Bluey dėmės ant nugaros yra toliau atgal ir beveik nematomos. Tačiau, kai scena pasikeičia, abi dėmės aiškiai matomos Bluey šone. Bet kaip tai įmanoma, jei vos prieš pusę sekundės jos buvo toliau atgal? Tai tikrai didelė paslaptis. Pavyzdžiui, serijoje Tėtis robotas mes radome keiščiausią visų laikų klaidą. Kai Bluey ir Bingo žaismingai puola banditą, su Bluey nutinka kažkas keisto. Jei sulėtinsime šią sceną ir sustabdysime tinkamu momentu, galime pamatyti klaidą. Manau, mums nereikia toliau aiškinti šios klaidos. Bluey atrodo kaip keistas raganosis. Serijoje Ligoninė Bluey apsimeta gydytoja, o banditas yra jos pacientas. Šioje scenoje Bluey nuima bandito tvarstį ir meta jį ant kilimo. Tačiau vos po kelių scenų tvarstis dingsta, nors niekas jo net nepalietė. Priešingai nei rodo pavadinimas, serija Tobula visai nėra tobula, nes pastebėjome juokingą animacijos klaidą. Pažiūrėkite į šią Bluey nuotrauką ant sienos, ji tikrai yra ten. Tačiau kai scena pasikeičia, nuotrauka dingsta. Serijoje Mamos ir tėčio kalnas, kai Čili atidaro duris, matome, kad jos rankoje nieko nėra, bet kitame kadre stebuklingai atsiranda maišelis. O scenoje, kurioje Bingo laiko žiūronus, matome jos pirštus ant žiūronų, bet jos rankos nėra. Kita klaida yra visiškai juokinga. Ir vėlgi, auka yra niekas kitas kaip vargšas banditas. Serijoje Kablys jis žaidžia apsimetinėjimo žaidimą su Bluey ir Bingo, apsimesdamas žaislų grėbimo automatu. Tačiau atsisakęs duoti jiems begalinius ledų dubenėlius, vaikai pradeda tikrą puolimą
ir banditas galiausiai susitrenkė koją į stalą. O dabar prasideda juokingiausia dalis. Jis aiškiai susitrenkė dešinę koją, bet tada pakelia kairę koją iš skausmo. O vėliau prie vakarienės stalo stebuklingai aprištas jau jo dešinysis kelis. Arba banditas nesugeba atskirti kairės nuo dešinės, arba galbūt to nesugeba animatoriai. Serijoje Barky laiveliai, Mackenzie ir kapitonas žaidžia su Barky laiveliu, kai Mia ir Blue'je juos pertraukia. O fone matome Kalipso, sėdinčią ant didelio akmens ir mezgančią kažką. Kol kas viskas gerai. Vėliau serijoje kapitonas ir Mia nubėga žaisti kartu, palikdami Blue'je ir Mackenzie. Kai Kalipso prieina prie Blue'ės ir Mackenzie, galime pastebėti, kad akmuo, ant kurio sėdėjo Kalipso, vis dar yra ten. Tačiau po kelių akimirkų, kai Barky laiveliai nusileidžia fontanu, jei pažvelgsime į foną, akmens jau nebematysime. Kur jis dingo? Nemanau, kad kas nors čia galėjo jį pakelti. Tai tikrai animacijos klaida. Serijoje Upelis kažkas keisto nutinka su Mackenzie. Tačiau prieš pažvelgdami į šią klaidą, turime atkreipti dėmesį į Mackenzie išvaizdą. Jis turi juodą ir baltą kailį, o jo dvi užpakalinės kojos yra skirtingų spalvų. Kairioji turi daugiau juodo kailio, o dešinioji daugiau balto kailio. Tačiau serijos pabaigoje nutinka kažkas juokingo. Kai jie grįžta iš išvykos prie upelio, visi išsipurvina ir ant kojų turi purvo. Bet palaukite, pažiūrėkite į Mackenzie kojas. Vienoje scenoje jos abi buvo normalios, bet staiga kitoje scenoje abi tapo baltos. Serijoje Purvas Judo labai nori žaisti purve su Blue'je ir Bingo, bet jai neleidžiama išsipurvinti. Vėliau serijoje matome Judo liūdną, sėdinčią ant laiptų priešai savo namą. Dabar žiūrėk atidžiai. Kai Vendė eina atsisėsti šalia Judo, kad ją paguostų. Vendės uodega pereina kiaurai per laiptus. Tai įvyksta per milisekundę, bet mūsų aštrios akys sugeba tai pastebėti. Toliau serijoje Viešbutis. Bluey ir Bingo žaidžia linksmą žaidimą. Kol jie žaidžia, įvyksta juokinga klaida. Kai Bluey stumia Bingo lovoje, galime pastebėti, kad su Bingo vyksta kažkas keisto. Jei atidžiai pažiūrėsime į Bingo, pamatysime, kad jos nugaroje yra rusvas kailis. Kai Bluey tuo metu stumia Bingo lovoje, Bingo nugaroje kailis dingsta. Paprastai jos kailis turėtų atrodyti taip, bet šioje scenoje jos kailis atrodo visiškai keistai. Dar vieną animacijos klaidą radome serijoje Šnipų žaidimas. Šioje serijoje Bluey ir jos draugai susirenka smagiam barbekiu parke. Bluey ir Mackenzie žaidžia šnipus, bandydami surinkti plaukų pavyzdžius, kad pagamintų ypatingą eliksyrą. Tačiau viskas susipainioja, sukeldama daug sumaišties. Staiga kyla didelis gaisras ir jų vakarienės planai visiškai sužlunga. Dabar istorija ne tik pilna netikėtų posūkių, bet net ir animacija šiame epizode yra šiek tiek paini. Kai Bingo ir Bandit turėtų būti kartu vonioje, Banditas laukia, kol Bingo baigs naudotis tualetu. Nutinka kažkas juokingo. Bandit pastebimas lauke, vietoj to kepantis dešreles ant grilio. Kaip jis taip greitai ten atsirado? Ir tada staigmena. Bandit stebuklingai atsiranda vonioje kartu su Bingo, padeda plauti rankas. Ar jis dabar gali teleportuotis? Tačiau tai ne vienintelė animacijos klaida šiame epizode. Grįžus į vakarėlį, kai Bluey ir Mackenzie skuba surinkti daugiau plaukų savo eliksyrui, atkreipkite dėmesį į klastingą animacijos detalę. Iškart po to, kai jie išeina, galite pamatyti Honey ir Chloe laimingose pozose. Bet vos tik sumirksite, jos staiga pereina į slėpynių pozą be jokio sklandaus perėjimo. Tai nedidelė detalė, kurią lengva praleisti žiūrint, bet jei pristabdysite vaizdo įrašą ir įsižiūrėsite, tikrai ją pastebėsite. Dabar pakalbėkime apie klaidą vienoje iš labiausiai mėgstamų Bluey serijų. Ir taip, aš kalbu būtent apie stovyklavimo seriją. Vienoje iš scenų, kur Bluey su savo šeima ir dėdės Stripo šeima susirinkę prie laužo, kepa zefyrus, pastebėjome labai juokingą klaidą. Kai Stripas užsimerkia, matome, kad viena jo akis užsimerkia priešinga kryptimi, tarsi būtų aukštyn kojomis. Ta, kuri yra išorėje, užsimerkia įprastai. Ta, kuri yra scenos viduje, atrodo tarsi apversta. Ir mes visą tai pažodžiui pamatėme akimirksniu. Serijoje Meilus bučinys, Bluey ir Bingo nenori, kad Chili pabučiuotų banditą. Taigi jie apsimeta bandito asmens sargybiniais, saugančiais jį nuo Chili. Vėliau serijoje matome, kaip jie įeina į skalbyklą. Dabar žiūrėkite atidžiai. Jei priartinsime skalbyklos krano čiaupus, matysime, kad karštas vanduo yra kairėje, o šaltas dešinėje. Taip pat karštas čiaupas yra nukreiptas į vonios duris. Tačiau klaida ta, kad kai banditas išeina iš vonios, čiaupai jau yra sukeisti vietomis. Dabar karštas yra dešinėje, o šaltas kairėje. Atrodo, kad čiaupas gyvena savo gyvenimą. Dabar kita klaida yra tikrai juokinga. Serijoje mėgstamiausias dalykas – pažiūrėkime į Bingo lėkštę. Kaip matome, Bingo lėkštėje yra 4 vyšniniai pomidorai.
Bandant paimti juos šakute, vienas nukrenta nuo stalo, o kitas nuskrenda ir aptaško bandito galvą. Taigi dabar liko tik 2, tiesa? Tačiau klaida ta, kad po kelių akimirkų, kai matome lėkštę iš kito kampo, galime pastebėti, jog joje vis dar yra 4 pomidorai. Dabar tai vadiname pomidorų dauginimosi magija. Dabar pažiūrėkime į kitą tęstinumo klaidą. Serijoje močiutės, Bluey ir Bingo žaidžia vaidmenų žaidimą, apsimesdamos močiutėmis, vardu Janetė ir Rita. Vienoje iš scenų, kai močiutės įlipa į savo automobilį, galime pastebėti, kad jų kojos pereina per automobilio grindis. Tačiau klaida yra ta, kad po kelių akimirkų, kai močiutės automobilis sudūžta, galime pastebėti, jog automobilio dugnas yra visiškai vientisas. Nėra jokios vietos, pro kurią galėtų praeiti kojos. Tačiau anksčiau aiškiai matėme, kaip jų kojos praėjo pro grindis. Serijoje Kilimėlių sala, Bluey ir Bingo apsimeta, kad gyvena negyvenamoje saloje sode. Ir jie atranda banditą išmestą ant kranto. Banditas turi priimti savo vidinį vaiką, jei nori, kad Bingo ir Bluey Kilimų sala taptų jo namais. Epizodo pabaigoje banditas grįžta į savo namus iš apsimestinės salos. Kai banditas stebi mergaitės iš savo namų, galima pastebėti, kad fone yra medis. Tačiau kitame kadre medis dingsta. Anksčiau aiškiai matėme, kad ten buvo medis. Dar keisčiau, kai medis pradingsta, po kelių akimirkų jis vėl atsiranda. Atrodo, kad medis žaidžia slėpines. Serijoje Kario paieška, Bingo ir banditas eina pas Mackenzie į namus apsikeisti kariais. Kai jie ateina prie namo, pažiūrėkite štai į šias duris. Dabar įsidėmėkite jų dizainą, nes tuoj įvyks kažkas keisto. Po to, kai apsikeičia kariais, Bingo ir banditas išeina iš namo. Ir vienoje scenoje mes matome namą iš tolo, bet pažiūrėkite į duris. Jos visiškai kitokios nei buvo anksčiau. Ir tai dar ne viskas. Šioje serijoje yra daugiau klaidų. Kai Mackenzie mama dažo Bingo veidą, atkreipkite dėmesį, kad ji laiko teptuką su juodais dažais. Bet kai ji parodo rezultatą Bingo, matome, kad ji juodais dažais nupiešė baltus ūsus. Ir juokingiausia tai, kad ji net neturi baltų dažų. Serijoje Kavinė banditas nuveda Bluey į žaidimų aikštelę, kur ji susipažįsta su nauja drauge Vinny. Atrodo normalu, tiesa? Bet pažiūrėkite atidžiau. Kai Vinny ir jos tėtis eina į parką, takelis turi šias šaunias horizontales juostas. Tačiau vos tik jie pereina pro vartus, juostos dingsta. Ar tai magija? O gal slapta klaida? Ir tai dar ne viskas. Pažiūrėkite į akmenukus. Iš pradžių priešais Bluey stalą yra vienas vienišas akmenukas ir 3 dešinėje. Tačiau kai matome iš kito kampo, priekinis akmenukas pradingo, o dešinė pusė staiga nusėta akmenukais. Gal kas nors išpylė visą maišelį, kol nematėme? O gal animatoriai tiesiog pamiršo? Dabar pereikime prie kito atvejo. Serijoje Atsipalaiduok, Bluey ir Bingo jau ruošiasi šokti į vonę. Pažiūrėkite ten. Matote tą šampūno buteliuką? Mėlyna etiketė aiškiai atsukta į vaikus. Bet palaukite, vos tik jie iššoka į vonę, etiketės nebėra. Dabar jie atsukta į kitą pusę. Serijoje Kario paieškos, Bingo ir bandit eina pas Mackenzie į namus apsikeisti kario patiekalais. Kai jie ateina prie namo, pažiūrėkite į šias duris. Prisiminkite jų dizainą, nes tuoj įvyks kažkas keisto. Po to, kai apsikeičia kario patiekalais, Bingo ir bandit išeina iš namo. Ir vienoje scenoje mes matome namą iš tolo, bet pažiūrėkite į duris. Jos visiškai kitokios nei buvo anksčiau. Ir tai dar ne viskas. Šioje serijoje yra daugiau klaidų. Kai Mackenzie mama dažo Bingo veidą, pastebėkite, kad ji laiko teptuką su juodais dažais. Tačiau kai ji parodo rezultatą Bingo, matome, kad ji juodais dažais nupiešė baltus ūsus. Ir juokingiausia tai, kad ji net neturi baltų dažų. Serijoje Skudurinė lėlė pastebėjome daugybę klaidų. Pažiūrėkite į sofą. Yra tik pagalvė. Tačiau prieš akimirką ten buvo ir knyga. Ir vėl, po kelių akimirkų, kai matome kambarį iš kito kampo, knyga vėl yra ant sofos. Bet šį kartą ant jos yra keli piešiniai, nors anksčiau jos viršelis buvo tuščias. Ir tai dar ne viskas. Šioje scenoje atkreipkite dėmesį į šią lentyną. Kaip matome, ji pilna įvairių daiktų. Tačiau kai lentyną matome iš kito kampo, visi jos daiktai jau yra dingę. Netgi pasikeitė vidurinių lentynų skaičius. Anksčiau buvo tik viena, o dabar jų yra 2. O paskutinę šios serijos klaidą galime pamatyti scenoje, kurioje Bandit ridenasi žemyn laiptais. Atrodo, tarsi jis būtų įstrigęs kilpoje, nes ant sienos matomi paveikslai vis kartojasi. Grįžtant prie serijos Kario nuotykis, kai matome oro uostą, pastebėjome juokingą klaidą. Pažiūrėkite į ženklą ant oro uosto pastato viršaus. Šis konkretus ženklas kybo ore. Taip pat, kai Hiller mergaitės kalbasi su banditu per FaceTime, matome priartintą planšetės vaizdą. Atkreipkite dėmesį, kad Čili laiko planšetę abiem rankomis.
Bet kai scena atsitraukia, matome, kad Chili laiko planšetę viena ranka, o kita – bingo. Ir dar, labai šaunu, kad Bluey moka nerti tokiame amžiuje. Mums patinka dalintis animacijos klaidomis, kurias randame Bluey. Ir šiandien turime dar daugiau klaidų, kuriomis norime su jumis pasidalinti. Pavyzdžiui, serijoje Drakonas pastebėjome painę klaidą. Ši serija parodė mums įdomių ir šaunių dalykų apie Chili. Ši serija taip pat papasakojo, kad Chili mama buvo labai šauni asmenybė, kuri skatino savo dukras daryti tai, kas joms patinka. Ir dar vienas šaunus dalykas, kurį pastebėjome, buvo Chili gebėjimas piešti kairę ranką, kas rodo, kad ji yra kairiarankė. Tačiau pastebėjome subtilę klaidą susijusią su jos ranka. Čia matome, kad Chili piešia kairę ranką. Tačiau vėlesnėje serijos dalyje, kai ji sako, kad jos rankos pavargusios, ji laiko dešinę ranką taip, lyg ji būtų pavargusi. Dabar nežinome kaip jums, bet mums tai nelabai logiška. Argi ji neturėtų čia laikyti savo kairės rankos? Bet kokiu atveju tai nekeičia fakto, kad tai viena geriausių Bluey serijų. Kriketas tikrai yra viena mūsų mėgstamiausių serijų, bet joje nutinka kažkas labai keisto. Mes žinome, kad Rastas ir Džekas yra geriausi draugai, ir Rastas kartais aplanko Džeką. O scenoje, kur Džeko mama pasiima juos iš mokyklos, Džekas pribėga ją apkabinti, bet pažiūrėkite atidžiau, Džekas nieko neapkabina. Galbūt Džekas apkabino kažką, ką tik jis galėjo matyti. O gal animatoriai tiesiog padarė mažą klaidą? Mes jau kalbėjome apie keletą animacijos klaidų, kurias pastebėjome serijoje Upelis. Ir šiandien tame pačiame epizode radome dar vieną klaidą. Scenoje, kurioje Bluey, Bingo ir Mackenzie eina upeliu, matome, kaip buožgalviai kutena vaikų pirštus, tačiau klaida ta, kad jau kitoje scenoje buožgalvių visai nebematyti. Vos per sekundę buožgalviai tiesiog pradingo. Serijoje Stebuklingieji šparagai buvo keista animacijos klaida, kai Bingo letena perėjo per lakytėčio pėdas, bet apie tai jau kalbėjome viename iš ankstesnių savo vaizdo įrašų. Tačiau pastebėjome dar vieną klaidą toje pačioje serijoje. Ši klaida įvyksta pačioje serijos pabaigoje, kai Bluey baigia valgyti savo daržoves ir pakyla nuo stalo. Jei sulėtinsite vaizdo įrašą, pastebėsite, kad trumpam Bluey galva stebuklingai pereina per kėdę, kai ji atsistoja. Bluey tikrai stebuklinga. Dabar pažiūrėkime į dar vieną tęstinumo klaidą. Serijoje Močiutės Bluey ir Bingo žaidžia vaidmenų žaidimą, apsimesdamos močiutėmis, vardu Janetė ir Rita. Ir vienoje iš scenų, kai močiutės įlipa į savo automobilį, galime pastebėti, kad jų kojos pereina per automobilio grindis. Tačiau klaida yra ta, kad po kelių akimirkų, kai močiutės automobilis sudūžta, galime pastebėti, jog automobilio apačia yra visiškai vientisa. Nėra jokios vietos, pro kurią galėtų praeiti kojos. Tačiau anksčiau aiškiai matėme, kaip jų kojos perėjo per grindis. Toliau, serijoje Kalėdinis plaukimas pastebėjome tikrai įdomią klaidą. Jodže visa Hillerių šeima susirinko kartu ir atidarinėja dovanas. Tačiau, kai ateina Muffino eilė atidaryti savo dovaną, nutinka kažkas antgamtiško. Atkreipkite dėmesį, kad pakuotė yra tinkamai suviniota, kaip ir turėtų būti, su įprastais dovanų popieriaus lankstais. Tačiau, kai Muffinas suplėšo popierių aplink dovaną, jei pažvelgsite į dėžutės šoną, pamatysite, kad dovanų popieriaus lankstai tiesiog išnyksta akimirksniu be jokios priežasties. Atrodo, kad tai Muffino magija. Toliau, serijoje Purvas, Bluey ir Bingo smagiai leidžia laiką žaisdami didžiulėje purvo krūvoje. O Judo labai nori žaisti purve kartu su Bluey ir Bingo, bet jai neleidžiama susitepti. Vėliau serijoje matome, kaip Judo liūdna sėdi ant laiptų priešai savo namą. Dabar atidžiai pažiūrėkite. Kai tik Vendė eina atsisėsti šalia Judo, kad ją paguostų, Vendės uodega pereina tiesiai per laiptus. Tai įvyksta akimirkai, bet mūsų aštrios akys sugebėjo tai pastebėti. Serija Anties tortas tikrai yra viena juokingiausių, kuri taip pat privertė mane užjausti banditą. Tai ta serija, kurioje jis, kaip geras tėvas, bando iškepti anties formos tortą, bet jam visiškai nepavyksta. Tačiau klaida slypi ne čia. Kai banditas pasiūlo Bluey, kad už kiekvieną išgelbėtą žaislą jie gaus auksinių žvaigždučių lipdukus, kas yra tikrai geras pasiūlymas. Pastebėkite, kad lipdukų lapas yra pilnas. Ir kai jis tuoj pat ateina į virtuvę, lape jau trūksta vienos žvaigždutės. Kol kas negalime sakyti, kad tai klaida, nes jis galėjo užklijuoti lipduką eidamas iš svetainės į virtuvę. Tačiau kai jis grįžta į svetainę pasikalbėti su Bluey ir rankose laiko dubenį, kuriame maišo pyrago tešlą, mes vėl matome jį laikantį lipdukų lapą ir jis vėl yra pilnas. Dabar jau tikrai galime pasakyti, kad tai buvo klaida. Ir jei jums patinka šis vaizdo įrašas, nepamirškite paspausti patinka mygtuko. Serijoje Supynės, kai Bluey ir Bingo žaidžia, matome, kad kaip ir ant bet kurių svertinių supynių, kiekvienas žmogus, sėdintis iš abiejų pusių, turi rankeną, už kurios gali laikytis. Tačiau kai banditas prisijungia, kad pamokytų vaikus, matome, kaip Bluey nuslysta žemyn supynėmis, kol atsitrenkia į bandito nugarą. Klausimas. Kaip Bluey tai pavyko padaryti? Juk ten turėtų būti rankena, kuri trukdytų.
Akivaizdu, kad šiuo momentu rankena turėtų būti tarp Bluey ir bandito, bet ji tiesiog dingo. Kai Bluey ir Bingo yra priešingoje pusėje nei banditas, matome, kad rankena dingo. Tačiau tai dar ne viskas. Kai pasirodo Klaudži ir bando padėti mergaitėms, matome, kad tuo momentu rankena vėl atsiranda. Tai akivaizdi loginė klaida. Serijoje veidukų pokalbiai Bluey, Bingo, Soksė ir Mafina bendrauja vaizdo pokalbyje, o tuo pačiu metu, kol kalbasi, jie taip pat piešia. Tačiau vėliau serijoje Stripas nori atgauti savo telefoną, bet Mafina atsisako jį atiduoti. Ir Stripas pradeda vytis Mafiną, kuri bėga su jo telefonu. Ir visa tai vyksta, kol vaizdo skambutis vis dar tęsiasi. Vėliau serijoje telefonas netyčia išslysta iš Mafinos rankos ir išlekia pro balkoną. Bet palaukite, pažiūrėkite čia. Kai telefonas išskrenda į orą, vaizdo skambutis vis dar vyksta. Tačiau per kamerą matome, kad balkonas tuščias. Vadinasi, ten nieko nėra. Tačiau žiūrėdami per Mafinos kamerą, matome, kad Mafina, Stripas ir Triksė yra balkone. Dabar tai keista klaida.